Geros, tikrai, kiek suprantu, istorinė pergalė, trečią kartą iš eilės Vilniaus universitetas, kuris nėra sporto universitetas, tą tikrai to žodžio prasme laimi futbolo turnyrą, kur reikia tikrai turėti daug žaidėjų, pilną aikštę. Man labai svarbu, kad žaidžia iš labai skirtingų fakultetų, nuo istorijos, taip sakant, iki medicinos studentai, tai tikrai labai geras rezultatas. Manot, kur ta sėkmės paslaptis, visgi 3 metai iš eilės numeris 1 Lietuvoje? Tikrai nenoriu susireikšminti, bet labai sėkmingai sutapo su mano kadencijos laikotarpiu. Ne, čia aišku juokauju, bet nežinau, tikrai visų pirma, aišku, turbūt treneriai. Rimas Turskis, mano vaikystės herojus, Vilniaus Žalgirio legendinės komandos kairysis gynėjas, kuris kartu su savo kolega Malkevičium tikrai palaiko gerą dvasią, gerai paruošia, aš manau, treneriai ir geras jaunimas. Kiek pačiam universitetui prestižas būtent laimėti tokius čempionatus? Ne, tai tikrai, kadangi tikrai neruošiam fizinio mokytojų ir panašiai, čia žaidžia žmonės, kurie tikrai studijuoja labai įvairius dalykus, tai tikrai aš manau, kad yra tikrai geras rezultatas, labai vertinam ir džiaugiamės šitą pergalę. Žvelgiant į ateitį, sezonas baigės, artėja kitas sezonas, lūkesčiai turbūt irgi bus panašus. Na, tai taip jau yra sportas, dabar pasižiūrėk pergalę, laukia kitų, bet studentam aišku, nes vis tiek čia yra studijos ir po šitos pergalės laukia kitas iššūkis, tai yra birželio sesija, tai visų pirma turbūt noriu palinkėti visiems studentam, visų komandų žaidėjams sėkmingai išlaikyti sesiją, kad galėtų rudenį vėl grįžti aikštę, nes čia vis dėlto sąlyga yra tokia. Rungtynės pradžiai buvo tokios įtemptos, aišku, mums gal buvo sunkiau, jiem lengviau, nes kadangi jie jau buvo 3 vietą užėmė, tai jie atsipalaidavę buvo, mes susikaustę, tai pradžiai sunkokai buvo, bet po to kažkaip tai, jeigu atvirai pasakyti, tai mes visą antrą ratą, taip lyg tai žaidžiam ir neblogai, o nėra rezultatų mums norimo. Šiandien buvo rezultatas, kurio mums reikėjo. Taip, kad džiaugiuosi už komandą, džiaugiuosi, kad susikaupė lemiamų momentų ir iškovojom tą 1 vietą, čempionais tapom. Kur ta komandos stiprybė, kad 3 metai iš eilės tie aukso medaliai būtent pas jūs pakabinti? Na, galbūt susiklausimas, aišku, treniruojamės daugiau galbūt negu kitos komandos. Principe 5 kartus į savaitę treniruojamės, visą žiemą treniravomės sunkiai, tai atėjo ta laiminga akimirka, kai trečią kartą nėra lengva padaryti. Pasaulio čempionai, kada tapdavo 3 kartą, taurė likdavo visam laikui. Čia, džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, kad pavyko. Vaizdas toks, kad, žinot, mums šiandieną kaip nieko ir nebelėmė, mes jau, kaip sakant, ramiai visuose turnyruose, kur dalyvavom, savo medalį susirinkom ir tokio didžiulio nebuvo jau, ten kažkokio streso, siekimo rezultato, aišku, norėjusi padaryti dar galbūt intrigą kažkokią, bet, Vilniaus universitetas šiandieną buvo stipresnis ir laimėjo pelnyti. Žvelgiant, praėjęs sezonas be medalių, šiemet 3 vieta, kur tas progresas įvyko, kad būtent tas rezultatas pasiektas? Aš noriu paminėti, kad ta 3 vieta laukia, tai mums čia žinot, mes ir Selus laimėjom, ir salėje šis sezonas 5 turnyrai, 5 medaliai, tikrai sėkmingas. Laukia mums galbūt sunkiau yra pretenduoti į aukštesnės vietas, nes mano nuomonė mes ir 3 vietą, tai turbūt čia su avansu laimėjome, nes buvo stipresnių už mūsų komandų. Tai va, o mūsų kitur yra jėga ten galbūt mažesniuose, tose mini futbolo ar dar ar salės. Viskas gerai.